Vandens spalvos turbūt dar tokius nesu matęs. Šakės. Graikiai šašlykas eina gerai, beveik kiekvieną dieną. Ir va, jau lauk parazitai šašlykų. Na tai va, susipažinom paplūdimy su vietiniu graiku ir pakvietė mus į savo šeimos restoraną. Aha. Tai va, važiuojam, žiūrėsim, kas gera. Atrodo nebloga večikė kalnuose. Aha. Parašėm, kad jau kurtų pečių. Jo, sakė parašyti prieš atvarant, nes dabar dar nėra high season. Tai va, sakė, laukia mūsų, lekam valgyti. No. Atvažiavom į restoraną, kaip jauties. Atvažiavom. Nu, žodžiu, čia kalnuose miestelis toks, bet mes esam visiškai vieni čia. Visiškai vieni. Čia dėl mūsų turbūt atidarė šitą restoraną. Jaučiu. Ne sezonas dar, tai keistai čia biškė. Bet žiūrėsim. Ateina matariškutė. Tai va, vienu žodžiu, vakar pavalgiam tam restorane. Žiauriai skaniai, iš tikrųjų, lamb chopsai buvo, ledas. Ir ant galo jau kai pavalgiam viską atnešė savo namų gamybos degtinės įkalt, tai samagons konkretus, vienu žodžiu. O šiandien atėjom prie mašinos, naktį lyja, bet nežinau, kuom čia lyja, smėlių mašina, tai žiauri. Vienu žodžiu, vakar pramazinom keltą, nespėjom. Užsibukinom bilietų šiandienai, ką tik paskambina, laukiam čia atsisėdė jau keltą varyt 11 valandą. Paskambina, kad šiandien neplauks dėl blogų oro sąlygų. Nežinau, debesuota, bet nei vėjota, nei nieka. Keistai, tai vėl turėsim likti čia dar vieną dieną. Biškiai užknisa. Kadangi keltą atšaukė, tai suradom krioklius, kažkokios einam pasižiūrėti. Vis paeksplorinsim kažką. Užmigęs krioklys. Vandens nelabai atrodo, kad slow motionu tekėtų. Slow motion krioklys čia yra. Mes tai pavadinam.
Važiuojame bazę. Bandom kilti virš. Einam žiūrėti. Nieko čia nelikė, viskas išplėšta, išdraskyta. Turbūt kada atsidaro. Čia ant kalno viršūnės bažnyčia. Čia, kaip suprantam, aukščiausios salos vieta. O ten ta NATO bazė. Kelias tai čia žiaurus buvo, parodysiu, pažiūrėjant atgal. Visiškas kosmosas. Bet čia su ledu čia. Šiaip džipą reikėtų, bet čia toks kol kas atlieka darbą. Tik pastabdau ir slysto. Va, jau trečią dieną bandom išplaukti. Laukiam keltą, žiūrėsim, kas bus. Kol kas nėra. Šiaip jau biški neramu. Nes jau noris plaukti. Va, pagaliau išplauksim šiandien. Gavom bilietus ką tik. Pasisekė. Trečią dieną ištrūksim iš salos. Keltą dar nematyti, turbūt vėluos. Nes turėtų būti už 20 minučių, turėtumėm išplaukti. Dar jo net nesimato. Bet esmė, kad bilietai jau yra, tai viskas gerai. Nu va, viskas. Pagaliau kelte. Įdomiai, dar nesu su keltu varęs taip, kad reiktų atbulinį važinėti keltą. Visada būna per vieną pusę važiuoji, per kitą išvažiuoji. Arba jeigu didelis, tai tiesiog priekį važiuoji, apsisuki ir išvažiuoji. Įdomiai čia. Tai va, varom į Kefaloniją.